šokėjų. Tai jau žiūrovams įspūdinga. Šokėjai turėtų būti šiek tiek neramu. Nebe reikalo. Šioks toks nerimas buvo jos akyse. Negana to, kad krepšį sugadina Paulius Parafomikas. Dar ir mergina nutaranavo šioje situacijoje. Nu ir dabar Aivaras šalina savo kelio kliūtis. Ir Marcelinio Machado dar pasiruošęs ir jam į skrydį. Ir įspūdingas Manto Kalniečio dėjimas. Dar vienas maksimalus įvertinimas. Bet gaila, jog nebeturi 11-ų, 12-ų ir 15-ų komisija. 50 balų gauna Mantas Kalnietis ir dabar štai trečiasis bandymas, kuris turbūt ir sudėlios viską į savo vietas. Paulius Parafomikas, Kauno kolegija. Pavyko pagauti kamuolį Mantą Kalniečiui, nors sudėtinga situacija, reikia žiūrėti, kad neuždžiūtų ant komandos draugo, tuo pačiu neprarasti koncentracijos, puolėje pagauti kamuolį. Ir dabar tai padaro Mantas Kalnietis, dar vienas įspūdingas epizodas. Rungtynės jau buvo gražios, turbūt vienas iš gražiausių, kiek teko stebėti per LKL gyvavimo istoriją. Mantas Kalnietis paskutinysis jo bandymas ir dabar jau teks matyti šiek tiek sugriežtinti kriterijus komisijai. Sumuojami geriausi dvi. Komikui nulenktas krepšys. Mantas Kalnietis, skrydis beveik nuo baudų metimo linijos. Jo dėjimas. Na ir kurisgi komisijos nariai dabar 2 devintukai ir 1 devintukas. 48 balai atrodo buvo skirti už tai šį Manto Kalniečio skrydį. Ne visi arenoje susirinkę aistruoliai sutinka su komisijos nuomonė. Laiko ir leisti jam prisistatyti Kauno ekipos ir Lietuvos krepšinio sirgaliams. Rungtynių arbitrai. Šiandien dvikovai teisėjauja Virginijus Davidavičius, Antanas Ramanauskas, Mindaugas Večerskis, rungtynių komisaras Raimondas Barauskas ir startiniai abiejų komandos prieš Karimą Rašą, Metę Nimšiną, Mindaugą Lukauską, Robertą Štelmacherį ir Aurelijų Žukauską. Ir pagaliau Žalgirio komanda suranda tą žmogų, kuriam drąsiau galima patikti. Pirmoji dabar skrieja Šakalį, tačiau Paulius Jankūnas numuša kamuolį komandos Robertas numeta jį tarp Marcelinio Machado ir Marcelinio Machado tritaškis kelia ant kojų visas Kauno sporto halę. Skirtumas mažėja 2.8. Skirtumas Dežanas Kolinzas. Marko Popovičius. Taiklus metimas laisvas liko aikštės krašte Marko Popovičius ir pataiko antrąjį Kolinzas. Dar vienas metimas iš 3 zonos ir Marcelinio Machado. Trečiasis tritaškis iš 3 šios dienos rungtynėse apsiginti. Paulius Jankūnas, jo metimas netaiklus, nepavyksta ir Tanokai Berdui. Ir štai dabar kokios muštynės. Tanoko Berdas ir Robertas Štelmacheris pritrūko kelių akimirkų, jog įsipliektų labai jau kieta kova už jau visiškai atrodytų nepavojingoje situacijoje. Tanoko Berdas ir Robertas Štelmacheris. Na, būtų įdomu pasižiūrėti dar kartą šį epizodą. Štai ši situacija. Rungtynės tarp Štelmacherio ir Berdo. Abiejų komandų žaidėjų sudirba nesportinės pražangas. Štelmacheriui tai trečioji, Tanokai tai taip pat trečioji. Ir taip, Jonas Kolinzas. Johano Motola iš 3 taškų zonos taiklus, Motolas tritaškis. Ir tai ir šio kėlinio sekundės. Mantas Kalnietis numeta kamuolį Motolai. Motola iš 3 taškų zonos taiklus metimas nuo lentos. Taip atranda naują savo puolimo lyderį Žalgiris. Štai tai baigianti šiam kėliniui. 28-23. Žalgiris vienu metu jau buvo atsidūręs gana gilioje duobėje. Savo gretose krepšininkų galinčių visų pirma pataikyti. Tai kuomet jau priversas yra tai padaryti. Jonas Mačiulis, reidas po krepšiu ir žalgiristas dėjimas. Į varžovų krepšį patekimą Tanokas Berdo užtvarą sukūrė puikią progą Jonui Mačiuliui.
Ir ta proga Žalgirio komandos krašto puolėjas išnaudojo ketvirtajame kėlinyje. Marko Popovičius. Perdavimas Mačiuliui, ieško laisvo žmogaus prie tritaškio žalgiriečiai. Pažeista vidurio linijos taisyklė ir atrodo, jog dabar jau ginčiasi ir Rimantas Grigas, teigdamas, jog kitaip turėjo traktuoti šį epizodą rungtynių arbitrai, tačiau atrodo, jog nieko tie ginčiai jau nepakeis, kamuolį į aikštę grąžins Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. 2 minutės ir 34 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Ir dabar jau tvirtais padėties šeimininkais jaučiasi svečiai Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Taip niūriai jiems viskas atrodė po tų antradienio rungtynių ir tai dabar kaip pasikeis situacija, jeigu šiandien jiems pavyks išlaikyti tą persvarą ir išsivežti pergalę iš Kauno. Neabejotinai tai bus didelis energinis, emocinis užtaisas prieš tą antradienio mačą, atsakomąjį mačą su Strasbūro komanda. Jonas Kolievičius dabar stos prie baudų metimo linijos. 2 minutės 11 sekundžių lieka žaisti šiame kėlinyje. Ir techninė pražanga, atrodo, yra baudžiamas dabar jau Žalgirio komandos žaidėjas Marko Popovičius. Šiuo atveju visas atsarginis žaidėjų suolelis. Ir Ivanas Molievičius dabar turės progą mesti jau daugiau baudos metimų nei planavo iš pat pradžių. Pirmasis taiklus, na štai jo pasirodymas baigiantis trečiajam kėliniui buvo vienas iš tų kozirių, kurį ištraukė ir į kurį neturėjo atsako. Kurį ištraukė Vilniaus komandos treneriai ir į kurį neturėjo atsako Žalgirio komandos trenerių štabas. 11 taškų jau surinko Ivanas Kolievičius. Ir atrodo, tai dar tikrai ne pabaiga. Šaltakraujiškai meta baudos metimus Ivanas Kolievičius, pelnydamas jau 12 tašką. Ir dar vienas taiklus baudos metimas, 13 taškų Kolievičiaus sąskaitoje ir dabar Žalgirio šansai yra minimalūs. Pasipila jau į aikštelę įvairūs daiktai iš tribūnų. Savame suprantama ir galim tas vaizdas, kurį jie matė šiandien, patiko nelabai. Lieka 2 minutės ir 5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir Vilniaus komanda su kamuoliu. Ivanas Kolievičius. Vėlgi jį persikėjo Defanas Kolinsas. Tomas Delininkaitis iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus, o štai dabar skrieja į aikštę ir pilna alaus skardinė. Ir anaiptol ne viena tokia. Pasipila viena, kita skardinė į aikštę, pasipila ir kiti daiktai. Dar kartelį visų prašome, nemėgykite daiktų į aikštę. Už tai, kad piniginėmis bausmėmis baudžiami mūsų žaidėjai. Dabar jau ilgesnė gali būti pauzė šios dienos dvikovoje. Tai ir dar viena skardinė, na tai jau yra, kaip ten bebūtų, sportas, emocijos, tačiau tai jau yra dabar jau kliūna ir Žalgirio komandos šokėjams ir atrodo, jog šios rungtynės gali taip ir baigtis. Palieka aikštę abiejų komandų krepšininkai, tai yra vienintelis įmanomas dalykas, tokios betvarkės ir tokio chaoso Lietuvos krepšinyje turbūt dar nėra buvę. 87-72, toks dabar yra rezultatas. Lieka dar aikštėje tik tai vienintelis Darius Maskoliūnas. Padėtis atrodė, jog padėtis vienu metu jau taps nevaldoma. Na, bent jau abiejų komandų žaidėjai suspėjo laiku palikti aikštę, atrodo išvengė didesnių traumų ir teisėjai. Ir tai, kaip atrodo Kauno sporto halės parketas, jūs patys matote.
Minutė 52 sekundės. Dar tokie skaičiai dega švieslentėje, tačiau panašu, jog daugiau krepšinio šiandien jau nematysime. Taip, abiejų komandų krepšininkai jau paliko aikštę, dabar joje triūsia tvarkdariai, bandantys išvalyti ją nuo primestų šiukšlių ir šlamšto. O toliau jau viskas priklausys nuo BBL lygos vadovybės, patenkinti Vilniaus komandos gerbėjai. Jie triumfuoja, tuo tarpu Žalgirio komandos gerbėjai galbūt ir išliejo savo nusivylimą, tačiau nieko gero. Savo komandai jie nepasiekė, bet kuriuo atveju jau bus imtasi finansinių sankcijų, nukentės Žalgirio klubas. Ir vienas iš Vilniaus komandos vadovų, vadybininkas Giedrius Aidėtis, dabar jau aiškinasi su rungtynių komisaru ir su vienu iš lygos vadovų, Mindaugu Balčiūnu, kuris taip pat yra jau prie rungtynių sekretoriato. Tai tie skaičiai, kurie kol kas yra užfiksuoti. 87-72, minutė 52 sekundės. Na, tai jau yra, sakykim taip, ne krepšinis, o huliganizmas. Ir kad ir kaip būtų patenkinti ar nepatenkinti vienos ar kitos komandos fanai, tokių dalykų toleruoti yra neįmanoma. Prieš tai dar atrodo, jeigu spėjau pastebėti, diskvalifikacinę pražangą gavo Marko Popovičius, kurį nubaudė Virginijus Davidavičius, tačiau įtakos tai jau nebeturėjo. Abi komandos jau buvo nutraukusios rungtynes ir palikusios aikštę. Ką Marko Popovičius būtų turėjęs padaryti taip ar taip. Ir atrodo, jog dabar dilemą turi spręsti ir rungtynių komisaras. Ar laukti, ar ir bandyti pakviesti komandas grįžti į aikštę, ar tiesiog nutraukti dvikovą ir viską palikti jau BBL lygos vadovams. Taip, atrodo, netgi techninis pralaimėjimas yra įskaitomas Kauno Žalgiriui, rungtynės yra nutraukiamos. Tikslesnius duomenis apie galutinį rungtynių rezultatą sužinosime jau kiek vėliau, tačiau bent jau faktas yra aišku. Žalgiris šiandien pralaimėjo. Kokių skirtumų ar 15 ar 20 taškų, tai jau sužinosime šiek tiek vėliau. Aišku tik tai, jog Vilniaus Lietuvos Rytas šiandien iškovoja pergalę. Iškovoja sužaidus 38 minutės ir 8 sekundės. Daugiau to padaryti neleido Kauno sporto halėje susirinkę aistruoliai, no man belieka turbūt su jumis jau tik tai atsisveikinti. Daugiau krepšinio šiandien čia nebus, taigi, na, gero jums vakaro, ramesnių šiek tiek emocijų su Lietuvos televizija, gero savaitgalio ir susitiksime antradienį, kuomet Lietuvos televizija tiesiogiai transliuos atsakomasias ULEB taurės ketvirtfinalio rungtynės. Vilniaus Lietuvos Rytas namuose susitiks su Strasbūro klubu. Viso geriausio. Skandalingai pasibaigusi rungtynių tarp Žalgirio ir Lietuvos Ryto kauniečių ekipai gresia 10 000 eurų bauda. Vienas Žalgirio vadovų tvirtina, kad tokį sirgalių elgesį išprovokavo teisėjų sprendimai. Chuliganiškas Kauno sporto halėje susirinkusių krepšinio aistruolių elgesys teisėjus privertė imtis dar neregėtų priemonių. Žalgirio ir Lietuvos Ryto susitikimas likus žaisti mažiau nei 2 minutės buvo nutrauktas, kai į aikštę viena po kitos ėmė skristi alaus skardinės. Tai yra beprecedentinis atvejis ne tik tai Lietuvos, bet ir Baltijos krepšinio istorijoje. Ir jeigu nagrinėt mūsų reglamentą, tai ten aiškiai parašyta, kad už transliacinių rungtynių nutraukimą bauda yra 10 000 eurų ribose. FIBA nuostatai tuo tarpu numato dar griežtesnės baudas. Žalgiriui mažiausiai vienerias rungtynes teks žaisti ir be žiūrovų. Oficialiai bausmę turnyro organizatoriai žada paskelbti rytoj.
Vienas Kauno klubo vadovų dėl skandalingo elgesio nelinkęs kaltinti ištikimų komandos gerbėjų. Visų pirma, aš reaguoju taip, kas iššaukė tą žiūrovų elgesį. Aš nesakau, kad dėl teisėjų kalties mes pralaimėjom, bet vis tik tai tokios aukštos kvalifikacijos teisėjas kaip Davidavičius turėjo jausti, kas darosi rungtynių pabaigoje. Ir galbūt nesimti tokių drastiškų priemonių, kurių jis ėmėsi, tada viskas būtų tvarkoj. Mes džiaugiamės, kad turim tokius aistringus Kaunės ir Galius, aišku, nemalonu, kai tokie incidentai vyksta, bet reikia ir išvelgti ir priežastį, dėl ko tas įvyko. Kauno Žalgirio krepšininkams įskaitytas pralaimėjimas rezultatu 87-72. Po incidento aikštėje į Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato areštinę buvo uždaryti 2 krepšinio aistruoliai. Turnyro organizatoriai paskelbė, jog ateityje į halę bus galima įsinešti tik plastikinę tarą. Tomas Langvinis, Vidas Mačiulis, LNK žinios. Pirmą kartą šiame sezone susitiko Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas. Rungtynių rezultatas jums yra žinomas. O ką kalbėjo po rungtynių laimėjusios ir pralaimėjusios komandų treneriai? Laukti ilgai, kad išeiti sporto halės, nes vienas dalykas buvo Lietuvos Ryto fanai ir buvo Kauno fanai ir didžiulė krūva, apie 1000 žmonių stovėjo čia ir policija, aras, su automatais teko išvažiuoti. Taip, kad Lietuvoje pirmą kartą tai buvo. Kai kurių politikų manymų Kauno miesto savivaldybė po šio įvykio pagaliau turi uždrausti pardavinėti svaigiuosius ir kitus gėrimus stiklo ir skardinėje taroje masinių švenčių metu, sporto halėje bei kitose Kauno miesto viešosiuose erdvėse, atvirų renginių ir švenčių metu. Atidžiau turėtų būti tikrinami ir einantys į krepšinio šventę. Kauno Žalgiriui 35 000 litų bauda bei 1 rungtynės tuščioje arenoje. Tokį sprendimą priėmė Baltijos krepšinio lygos vadovybė. Bausmė žalgiriečiams skirta po šeštadienį vykusių rungtynių su Lietuvos Rytu, kurias Kaune dėl sirgalių elgesio teko nutraukti. Pranešama, kad rungtynės remiantis FIBA taisyklėmis ir Baltijos lygos reglamentu buvo nutrauktos, o Žalgiriui įskaitytas techninis pralaimėjimas. Be to kitas Baltijos lygos rungtynės su Šiauliais kauniečiai žais be žiūrovų. Chaosas halėje kilo po to, kai nepasitenkinę teisėjų sprendimai žiūrovai į aikštę paleido įvairių daiktų. Krepšininkų ir teisėjų link daugiausiai skriejo alaus skardinės. Baltijos krepšinio lygos pranešime teigiama, kad techninė komisija siūlo, kad būtų iš esmės peržiūrėtos ir koreguotos lygos reglamento taisyklės, nustatančios alkoholio prekybą krepšinio arenose. Paulius Jankūnas. 6 sekundės Žalgirio atakai. Paulius Jankūnas visiškai laisvas po krepšiu. Žalgirio komandos ataka ir antrasis dėjimas į Ventspils ekipos krepšį. Ir po šios atakos jau Karlis Mužniekas prašo minutės pertraukėlės, likus žaisti 59 sekundės. Antrajame kėlinyje Žalgiris pirmauja 43. Netokia jau didelė 3-2. Ir pats meta iš 3 taškų. Popovičius, įspūdinga Žalgirio komandos pabaiga. Per pastarąsias antrojo kėlinio keletą minučių žalgiriečiai sugeba įgyti net 14 taškų persvarą, nors prieš 4 minutės komanda skyrė vos keli taškai. Dabar po 2 kėlinių 48-34. Rankose. Tanokas užtvara, Popovičius iš 3 taškų zonos. Techninis metimas. Ir Žalgiris vėl grįžta sekundės. Ir meta Marcelinio Machado. Kokį metimą pataiko Marcelinio Machado. Įspūdingas epizodas. Galutinė vieta po reguliariojo sezono. Ar tai bus pirmoji ar antroji, sužinos jau pasibaigusių pagrindinių konkurentų. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšį. Atsilieka nuo Kauno ekipos, suklydo 3 kartus jau per pirmasis 4 šių rungtynių minutės Vilniaus krepšį. Jonas Mačiulis pataiko iš 3 taškų zonos. 11-4. Žalgiris. Marko Popovičius suranda po krepšių Tanoką. Tanokui pirmasis metimas nepavyksta, tačiau 2 taškus varžovo pražangą pelno Tanoko Berdas ir iš to taip džiaugiasi štai po kiekvieno metimo ir Žalgirio ir Vilniaus komandos krepšininkai. Jūs galite patys spręsti, kaip šiandien nori laimėti tiek viena, tiek kita komanda ir kokia svarbi yra pergalė ir ką dėl jos pasiruošę yra padaryti abiejų komandų. Arenos Vuckas, 6 jo taškas. Jonas Mačiulis perėmė kamuolį, dabar
dėjimu padidina skirtumą iki 12 taškų ir vėl sukelia pragarišką triukšmą Kauno sporto halės tribūnose. 30 taškų iš savo rankų Andrius Šležas ir dabar jau su jo Jonas Mačiulis iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas 41-26. Dar vieną minutės pertraukėlę, dabar jos jau prašo Vilniaus Lietuvos Ryto komandos treneris, matydamas, jog Žalgiris dar kartą spurtuoja ir persvarą pasiekia jau 15 taškų atžymą. 41-26. 44-28. Ir taiklus Marko Popovičiaus šūvis iš 3 taškų zonos. 47-28. Šiandien Žalgiris daro viską, kad nepasikartotų tų patys metė. Tai yra pirmasis taiklus jo metimas žaidžiant. Rezultatyviausias Vilniaus komandos žaidėjas buvo beveik visiškai uždėtas. Jonas Mačiulis tada dar vieną tritaškį. 63-35. Beviltiško šiandien yra visos Vilniaus 3 kartus. Mačiulis iš 3 taškų zonos. Dar vienas metimas. Jonas Mačiulis pataiko jau 4-ąjį tritaškį šiandien. 20 taškų jau Jono Mačiulio sąskaitoje. Ir tai bus dvikova su Marijampolės Sūduvos krepšininkais. Paulius Jankūnas prisideda prie tų tritaškininkų, kuriems šiandien pavyko pataikyti iš toliau. Dabar mažinantis Žalgirio komandos persvarą iki 20 taškų ir dabar jau kyla iš savo vietų visi Kauno sporto halės žaidėjai ir Vytenis Jasikevičius tritaškių metimu dabar dar labiau skirtumą. 25 sekundės iki kėlinio pabaigos, aikštėje vėl pašaliniai daiktai, tačiau šį kartą laimė tai nėra. Alaus skardinės tiesiog popierinės juostos, kuriomis savo džiaugsmą išreiškia Kauno Žalgirio komandos gerbėjai. Dabar jie tai daro ir atsistoja skanduodami. Ačiū, ačiū. Kaip tai matėme prieš paskutinėje šių dviejų komandų dvikovoje, nuo dabar baigėsi šios rungtynės ir dabar jau laikas Kauno Žalgirio ir šios komandos gerbėjų triumfui. 90-69, 21 taško persvarą. Šį mačą laimi Kauno Žalgirio krepšininkai ir kaip jau... Žanas Kolinsas. Na ir štai, pirmieji taškai įspūdingai jos pelno Paulius Jankūnas, gražus Kolinsas. Dabar atiduoda į po krepšių Jonui Mačiuliui. Žalgiris smaginasi nuo pat rungtynių pradžios. 2 galingi dėjimai šalį ir su juo vėl Žalgirio krepšininkai. Marko Popovičius iš 3 taškų zonos. Na, pagaliau ir jis atidaro savo taškų sąskaitą. Marko Popovičius, taikliausias Žalgirio tritaškininkas, dar kartą pataiko iš toli, antrasis ir turi galimybę ją padidinti. Kauno krepšininkai, dar vienas taiklus Marko Popovičiaus. Ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai, sakė vienas piketuotojų. Planuojama, kad Europos krepšinio čempionatas Lietuvoje bus surinktas 2011 metais, tačiau iki to laiko turi būti pastatytos kelios naujos krepšinio arenos, taip pat ir Kaune. Pagal Eurolygos reikalavimus nuo 2009 turnyre galės dalyvauti tik komandos, kurių namų arena galės talpinti 10 000 žiūrovų. Su aistruoliais išėjęs pasikalbėti Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas pažadėjo, jog sporto ir pramogų arenos klausimas nebus vilkinamas. Antradienį vyksiančiame posėdėje mes pratęsime diskusijas ir tikimės pagaliau sužinoti galutinę kainą, sakė jis. Paklaustas, ar sklandantį kalbose 350 milijonų kaina už naują areną yra reali, meras sakė. Na, jūs žinote, Kauno biudžetas yra 600 milijonų ir vien tik tai sporto rūmų projektui mes negalim viso skirti biudžeto. Tai yra ir kiti reikalai, pagaliau pusę biudžeto mes išleidžiame švietimo reikmėms. Tai turbūt patys gali suprasti, kad turi būti kaina protinga ir proto ribota. 30 sekundžių Jonas Mačiulis, jo metimas iš toli netaiklus ir štai kokią ūgio persvarą dabar turi po krepšiais Žalgiris. Lorenas Vucas, tarsi milžinas prieš Arvydą Čepulį, kuris, na, sakykim, taip nėra jau pats mažiausias krepšininkas šiandien, tačiau atrodė tarsi nykštukas kovodamas dėl kamuolio su Lorenu Vucu. Vucas ne tik pelnė 2 taškus, intrigos ne vieneriuose iš tų žaistų 7 rungtynių Šiaulių komandai. Žalgirio ekipa ir šios dienos mače atrodo pasiruošusi pademonstruoti, jog šiame sezone Šiauliai Danoko Vardas ir Marko Popovičius per varžovo rankas. Taiklus Popovičiaus metimas iš 3 taškų zonos, 65-45. Nes nugalėtojas jau aišku, su tuo susitaikė ir Šiaulių krepšininkai.
matyti jau daugiau negu pakankamai. Aišku, jeigu nesumažės tas rezultatyvumas ir ta žaidimo kokybė Žalgirio komandoje. Ir koks metimas pataiko iš 3 taškų zonos ir tai daro ne bet kas, o būtent jau minėtasis Artūras Milaknis. Buvo likusi 1 sekundė ir Hano Motola. Netaiklus jo metimas. Dar vienas perdavimas. Na ir dabar dėjimas iš viršaus Hano Motola. Pagaliau užtikrintai pasiekė savo komandai 3 ženklį. Na ir dar vienas šansas. Pabėga Mantas Kalnietis ir puikiai galimybė sėkmingai užbaigti šią ataką. Galbūt iš šios rungtynės Manto Kalniečio dėjimas. Ieško atsidengusių komandos draugų ir štai pagaliau pirmasis tritaškis. Pirmasis tolimą metimą šiandien sėkmės priežasčių Vilniaus komandai. Dabar jau prasižengia Andrius Šležas ir bus įskaityti 2 taškai ar ne. Taip, įskaito 2 taškus rungtynių arbitrai, pražanga stabdant Joną Mačiulį. Andrius Šležas užsidirba 3. Sužaisti paskutinėse šio kėlinio minutės. Paulius Jankūnas pataiko iš 3 taškų zonos. 62, 40, 84, 50. 14 taškų skirtumas ir J.P. Batista dabar neapsigina nuo varžovo atakos. Paulius Jankūnas pelno 2 taškus. Rašo Žalgirio komanda lekia į priekį. Popovičius iš labai toli. Taip, 3 taškai. 80-77. Štai taip, Marko Popovičius. Kartą šios dienos rungtynėse taikliausias Žalgirio tritaškininkas. Mantas Kalnietis dar vienas metimas ir antrasis taiklus Manto Kalniečio tritaškis. 6 taškai jo sąskaitoje, visi jie metant iš toli. Ir Žalgirio komanda Nusevičius. Ir štai dabar dar jis matyt nėra pilnai atsigavęs. Tokios kelio traumos žaidžia dėvėdamas specialų įtvarą. O Žalgirio komanda naudojasi tuo, jog Šiauliai kol kas visiškai nesistengia pozityvą. Tačiau aplyginti žaidimą ir rezultatą Šiaulių krepšininkai, tačiau gintis vis tiek reikia daug atidžiau negu tai dabar daro svečiai. Manto Kalniečio sąskaitoje rezultatyvus perdavimas, Loreno Vuco sąskaitoje dėjimas į varžovų krepšį ir dabar šiam Žalgirio tandemui skirtos Kauno komandos gerbėjų ovacijos. 30 perdavimas prie 3 taškų linijos, Marko Popovičius vėl suranda atsidengusi Loreno Vucą ir Loreno Vuco galingas dėjimas iš viršaus, jau antras toks šios dienos rungtynėse. Padeda Žalgiriui vėl padidinti savo pranašumą iki 19 taškų, 47. Jau pradeda atsiliepti bendrai komandos žaidimo kokybei. Žalgiris rungtynių žaidė gerokai mažiau, tačiau Mantas Kalnietis, puikus perdavimas po krepšio ir Hano Motola. Gavęs kamuolį, štai tokį perdavimą, tai iš toli nepataiko Marcelinio Mačado, tačiau Žalgirio priekinė linija dar kartą perlipa varžovams per galvas. Taškų jis jau turi pakankamai, net 17. Aurimas Kieža ir jo metimą blokuoja Lorenas Vucas. Neįveikiama gynybos siena dabar tapo jis po varžovų krepšiu, o po priešininkų krepšiu išdarinėja dar įspūdingesnius triukus. Loreno Vuco dėjimas iš viršaus ir tai turbūt yra gražiausias epizodas, turint omeny dar ir tą Aurimo Kiežos blokuotą metimą, kurį uždengė Lorenas Vucas, o po to po Marko Popovičiaus perdavimo štai taip drebina Šiaulių komandos krepšį dėjimų iš viršaus Žalgirio komandos centras. Link. Mačado taiklus, dabar jau jo metimas po 3 iš eilės šūvių. Lorenas Vucas, 2 taškai, su pražanga Darius Pakomanis. Tiesiog paprasčiausiai matydamas, jog jam jokių šansų nėra pasiekti šį kamuolį, stumteli varžovą. Tačiau ir tai nesustabdo Loreno Vuco, kuris pelnęs 2 taškus dabar stos dar prie baudų metimo linijos. Tačiau baudų atmet. 12 numerį Artūrą Milaknio, kol kas tas krepšininkai pirmąjį kėlinį pradės tokiu 5. Karimas Rašas, Andrius Šležas, Robertas Štelmacheris, Marijonas Petravičius ir Artūras Jomantas. Rungtynių arbitrai Kęstutis Pilipauskas, Virginijus Davidavičius ir Antanas Tes. Marko Popovičius, Jonas Mačiulis, jo metimas iš 3 taškų. Mačiulio šūvis ir rezultatas lyg. Vienas iš perspektyvių Žalgirio komandos žaidėjų. Tanako Berdas iš 3 taškų zonos, taiklus metimas ir atrodo Tanako Berdas nuo jau pirmą. Žanas Kolinsas pro galinę liniją, gražiai atiduoda kamuolį. Įspūdinga Žalgirio ataka, to nepavyko
prieš tai padaryti Karimui Rašui, dabar užtikrintai abiem rankom kaldamas kamuolį į krepšį padaro jo varžovas Paulius Jankūnas po Dežano Kolinzo perdavimo. Jau 5 taškų skirtų. Kol kas svečiai ir tie visi 3 metimai buvo netaiklūs. Tomas Delininkaitis vos įėjęs į aikštę klysta, bandydamas prasivalyti kamuolį. Įspūdingas dar vienas Pauliaus Jankūno dėjimas iš viršaus greičiau už bet kurį kitą varžovą atsirado Vilniaus baudos aikštelėje žalgirietis ir po jo dėjimo Žalgiris įgyja 8 taškų persvarą, tai priverčia Aleksandrą Trifunovičių prašyti pirmosios minutės pertraukėlės. Kauno sporto halė, kur lieka 1,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos ir dabar šiose rungtynėse iniciatyvą tvirtai perėmė į rankas Kauno Žalgirio krepšininkai, būtent norėdamas suderinti savo komandos žaidimą paprašė. Tačiau ir be to situacija Australo atakai buvo gana sudėtinga. Hama Motala atsilygino su Kauku. Taiklus jam per finalą, sutarė jie visi dėl vieno dalyko. Absoliučiai visi prognozavo 7 rungtynių seriją. Mačado pataiko iš 3 Popovičiaus rankose, dabar jau Paulius Jankūnas ir 2 taškai. 2 Pauliaus Jankūno taškai, vis ryškesni lyderiai tampa Jankūnas šios dienos rungtynėse. Ne tik dėl to, jog yra vienas iš rezultatyviausių krepšininkų, tačiau vien dėl to, kiek daug naudingo darbo šis Žalgirio komandos krašto puolėjas. Dežanas Kolinzas. Marcelinio Mačado iš 3 taškų. Pirmauti saugių 13 taškų atstumu. Perdavimas po krepšiu, ten Tanoka. Iki 15 ir vyra Vilniaus komandos žaidimas ketvirtajame kėlinyje. Dabar dar viena minutės pertraukėlė, dar vienas Aleksandro Trifunovičiaus ir jos tempų bandymas šiek tiek sucementuoti savo komandos žaidimą. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Kauno sporto halės. Čia banguojančios Kauno sporto halės tribūnos. Širguliavo šiek tiek pastarasis keletą dienų Robertas Štelmacheris, negalėjo treniruotis pilną jėgą. Vyksta dabar perėmė kėlinio pabaigos. Pagal dabartinę situaciją drąsiau būtų teikti iki pabaigos. Ir Marcelinio Mačado. Po šių rungtynių LKL superfinalo serija persikels į Vilnių, Siemens arenoje. Antrasis 8 dieną. Tačiau tuo ir baigėsi 82-68. Toks yra galutiniai šių rungtynių rezultatas. Taigi, laimėjęs pirmąjį mačą, Kauno Žalgiris išsiveržė į priekį šioje finalo serijoje 1-0. Koksgi bus Vilniaus Lietuvos Ryto atsakymo pradžia. Nuo prieš tai šeštadienį mažasis finalas serijos dėl bronzos pradžia. 16:10 minučių. Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos, kur vyks pirmoji. Kolinzas vėl Tanoka po krepšiu ir 2 taškai su pražanga dabar, kurios pelno Tanoka Verdas, padeda Žalgiriui sumažinti skirtumą iki 3 ir dabar dar stos prie baudų metimo linijos. Tanoka Verdas vos tik pasirodęs aikštėje iškart prasižengia JP Batista, tačiau nepavyksta prasižengti taip, kad sustabdytų iki galo Tanokos ataką. Sėkmingai kovoja dėl šokusių kamuolių. 10-4 laimi šią dvikovą Lietuvos Ryto krepšininkai. Žalgiriui dabar pavyksta 1:30. Jonas Mačiulis veržiasi link krepšio, numeta kamuolį Mačado. Mačado iš 3. Taip pat taikliai atsilygina 3 taškus savo varžovams ir Marta ekipa šiandien įgys daug didesnius šansus pasiekti pergalę. Dar vienas taiklus metimas ir dabar jau Marko Popovičius pataiko 3. Žalgiris įgyja dar vieną galimybę. Mantas Kalnietis iš 3 taškų zonos, taiklus metimas ir štai taip turėta persvara beveik ištirpo 43. 40 po Manto Kalniečio turi. Nuo Žalgirio komanda padariusi tik tai 8 klaidas. O štai dabar 2 taškai ir dar pražanga. Tanoka Verdas gauna kamuolį laiku ir Marcelinio Mačado. Ano Motala taip pat galintis įmesti iš 3 taškų zonos ir atrodo atsirikundžių. Toks įspūdis, kad tai būtų nekamuolys su karšta bulvė, kurios niekaip neįmanoma išlaikyti ir nieko nuostabaus, jog Žalgiris po tiek daug gausybės šansų, vieną iš jų baigos. Dežanas Kolinzas. Mačado
Iš 3 taškų zonos, natūralu, jog negalim, žinai, nepataikyti Marcelinio Machado. Prieš tai buvo iš 8 tritaškių tik vieną pataikęs šis Žalgirio komandos snaiperis ir štai dabar taiklus jo antro likusios tik 20 sekundžių šiame pratęsime. Dežuanas Kolinsas iš 3 taškų zonos taiklus metimas ir skirtumas mažėja iš karto. Karimas Rašas vėl grąžindamas savo komandai tokia pusiau saugia 5 taškų persvarą. Tačiau ir vėl iš 3 taškų zonos pataiko Dežuanas Kolinsas. Šiandien savo priešininko aukštaūgiais. Vilniaus komandoje šiandien taip pat yra nuostolių. Negalės rungtyniauti Matthew Nilsenas, kuris antrose rungtynėse Vilniuje. Antrame superfinalo mače pasitempė Vilniaus komandos kraštapolėjo rankose antrą kartą. Tai jau laukia štai šio perdavimo Marcelinio Machado. Puikiai jis reagavo šią jo pradėtą ataką įspūdingų dėjimą iš viršaus užbaigia Mantas Kalnietis išlygindama. Ir pavyksta apsiginti Kalniečiui, negana to dar atkovoja kamuolį Žalgirio komandos krepšininkas ir Pauliaus Jankūnas nesustabdo net per Andriaus Lešo pražanga. Paulius Jankūnas vėl išveda į priekį Kauno Žalgirio ekipą ir darstos prie baudų metimo linijos. Tačiau jau po reklaminės minutės pertraukėlės, kuri prasideda likus žaisti beveik 4 minutės ir Žalgirio Artūras Jomantas. Marko Popovičius, žmogus, kuris gali pataikyti iš 3 taškų zonos, tai jis įrodo įmesdama savo pirmuoju mėginį persvarą aikštės šeimininkai. Marko Popovičius, perdavimas Tanokai, Tanoko tolyn, vėl kamuolys Hano Motolo rankose, Motolos rankose ir Motolos tritaškis. Pirmasis tritaškis jo sąskaitoje šios dienos rungtynėse ir legionierius iš Suomijos tampa rezultatyviausiu Žalgirio krepšininkas. Klydo daug dažniau negu jų varžovai. 17 klaidų tuomet pataikė Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Marko Popovičius už šią klaidą baudžia Vilniaus komandą 3 taškais. Ant kamuolį tiesa padedamas Motolos Marcelinio Machado. Reikia mesti, baigiantis atakai skirtam laikui, pataiko tritaškį Marcelinio Machado ir skirtumas didėja iki 15. Štai tas Žalgirio komandos spurto receptas. Taikliai Hano Motola. Ir stumtelinių varžovas, tačiau ir tai nesustabdo Hano Motolo. Šį kartą viskas aišku ir viskas sėkmingai baigėsi Žalgiriui. 2 taškų pranašumas ir svarbiausia, jog Žalgirio komandos žaidimo mechanizmas dabar veikia. Pilnais apsisukimais Jonas Mačiulis, dar viena jo varžovo pražanga prieš jį, dar 2 taškai ir dar vienas baudos metimas. Štai Karimas Rašas. Pražanga, taiklus metimas ir viena bauda į Vilniaus komandą. Patikimas baudų metikas ir pataiko pirmąjį savo metimą šiandien Dežuanas Kolinsas. Tai yra taip pat pirma. Dabar viskas tvarkoje, galima tęsti rungtynes ir su kamuoliu Žalgirio krepšininkai. Marcelinio Machado, perdavimas Mačiuliui. Mačiuliui pataikyti iš 3 taškų zonos ir jau 6 taiklus Žalgirio. Žalgiris šios dienos rungtynėse prametė pirmus 6 tritaškius, po to iš 8 pataikė kitus 6. O dabar 2 taškai įskaitomi ir Jonas Mačiulis dar stos prie baudų metimo linijos. Ne pirmas jau toks epizodas šiandien, kuomet net ir pražangų pagalba nepavyksta sustabdyti Žalgirio komandos galingojo krašto puolėjo Vilniaus ekipai. Žalgirio komandai viskas klostosi puikiai, tuomet gerai žaidžia Jonas Mačiulis. Dabar Tanoko Bergas dėjimo iš viršaus padidina skirtumą iki 21 taško, 52-30. Netaiklus jo metimas, kamuolys išsisuka iš krepšio ir pabėga į priekį Mantas Kalnietis. Įspūdingas dėjimas iš viršaus. Dėkoja už perdavimą Marcelinio Machado Mantas Kalnietis ir dar vienas minutės pertraukėlės sužaidus vos 50 sekundžių nuo prieš tai buvusios, prašo Aleksandras Trifūnovičius, Vilniaus komandos treneris. Šiek tiek padeda Vilniaus komandai atsilaikyti prie Žalgirio atakų škvalą, kuris kuo toliau, kuo įspūdingesnis. Markas Popovičius, trečiasis tritaškis metimas šios dienos rungtynėse. 9 taškai Popovičiaus sąskaitoje ir tam jam prireikia. Jų tik vieną šiandien įmetė Tanoko Berdas, 9 taškai šiuolaikinėme krepšinėje likus žaisti beveik 2,5 minutės. Tai nėra tas rezultatas, ta persvara, kuri garantuotų pergalę. Vienu tašku dabar padidina Žalgirio komandos kapitonas ir iš karto apsigas. Perdavimas Dariui Šilinskiui. Darius Šilinskis deda tašką, atrodo, šios dienos rungtynėse. Jau skrenda į aikštę Žalgirio komandos gerbėjų triumfo simboliai. Ir sirena fiksuoja 14 taškų Žalgirio komandos persvarą bei antrąją Kauno ekipos pergalę šių metų
LKL superfinalo serijoje. 70, kuris galbūt kartais likdavo šešėlėje, galbūt būdavo mažiau pastebimas, tai yra Paulius Jankūnas. Ypatingai pirmose 3 mačuose jis buvo viena svarbiausių figūrų Žalgirio gretose. Na ir neatsitiktinai, būtent Tanoko Berdas, o ne kas nors kitas šiandien atidaro Žalgirio taškų sąskaitą. Pirmasis taiklus kapitono metimas ir dar pražanga Mindaugui Lukauskiui, kuri nepaisant to nesustabdė Tanokos Berdo, kuris stojo prie baudų metimo linijos. Ir baudos metimas taip pat taiklus 3-0. Aikštės šeimininkai išsiveržė į priekį. Sužaidus 4-1 tašku, Jonas Mačiulis, perdavimas Pauliui Jankūnui. Ir Jankūno metimą užtikrina Tanoko Berdas. Peršo prigesinti Vilniaus ekipai. Tačiau Žalgiris toliau turi kamuolį savo rankose ir Dežanas Kolinzas. Pirmasis taiklus Žalgirio metimas iš 3 taškų zonos, 8-8-6. Dežanas Kolinzas, Paulius Jankūnas. Ir taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Dar vienas įspėjimas. Lietuvos Ryto gretose vietoj Marijono Petravičiaus aikštėje pasirodė Aurelijus Žalgirio komandoje. Nemažesnių komplimentų negu turbūt Tanoko Berdas nusipelno ir Paulius Jankūnas, žaidžiantis galbūt ne visada taip išsiskiriančiai rezultatyviai svečių penketukas. Jonas Mačiulis laisvas iš krašto ir taiklus metimas iškart bausmė už tą aikštės gynybą, kurią Žalgiris piaus komandai, ir atrodo, jog surado tinkamą atsakymą Žalgirio komandos aukštaūgiui. Vucas nėra vienintelis žmogus anaiptol, kuris grasintų Vilniaus komandos krepšiui. Pirmoji pražanga Gecevičiui, Vidas Ginevičius savo jaunai ir gerokai mažiau patyrusį varžovą išmaudo po krepšiu. Mečedo palei galinę liniją, gražus perdavimas Tanokui Berdui ir nenorėdamas tiesiog matyt gadinti šios atakos grožio dėjimu iš viršaus užbaigia komandos puolimą Žalgirio komandos kapitonas. O po tarpu įspūdingas Jono Mačiulio blokas. Žalgiris vėl atrodo pasiruošęs perimti iniciatyvą. Dar vienas sėkminga aikštės šeimininkų ataka. Ir dabar jau atsakomasis Aleksandro Trifunovičiaus žingsnis, minutės pertraukėlė. Žalgirio 2 sėkmingos atakos bei įspūdingas Jono Mačiulio blokas. Už kamerų objektyvų ir likusių už kadro, kuomet po krepšiu labai nusileidęs Jonas Mačiulis. Ir štai dabar idealią progą dabar turėjo Žalgirio Lietuvos Ryto komandos centro puolėjas. Niekas iš žalgiriečių nebuvo ir štai tą kainą, kurią turi mokėti svečiai. Neišnaudoja savo progos, jie Galievičius, Rašas. Ir vėl klaida, bandant prasibrauti pro Žalgirio komandos gynybą. Skuba į priekį, tuo tarpu aikštės šeimininkai. Jonas Mačiulis kala kamuolį iš viršaus, didindamas skirtumą iki 13, 54-41. Praveriškas triukšmas čia Kauno sporto halėje ir minutės pertraukėlė. Likus žaisti 5,5 minutės svaraką. Jie labai sėkmingai buvo iki tol jau padarę per 2 pirmasis rungtynes. Ir štai dabar dar vienas Marcelinio Mačedo tritaškis vėl kelia iš savo vietų visų Žalgirio komandų. Tai šiose rungtynėse jis yra pelnęs jau 14 taškų ir aplenkė Paulių Jankūną, ilgai pirmavusi pagal šį rodiklį. Didina skirtumą iki 14, užmygo gindamiesi Lietuvos Ryto krepšininkai. Vienintelis Martynas Gecevičius dar bandė perimti šį kamuolį kurios serijos rungtynės. Dežanas Kolinzas, jo metimas iš toli, taiklus Kolinzo tritaškis. Na, žinojo Vilniaus komanda, jog kas, o Kolinzas yra tas žmogus, kurį reikia dengti labiausiai. Tai švenčia pergalę Žalgiris ir tai yra tik tai dar vienas šios LKL superfinalo serijos naminių pergalių pratęsimas. 82-74. Žalgiris išsiveržė į priekį šioje serijoje 3-2 ir dabar mes vėl kelsimės į Vilnių ir susitiksime antradienį. Kągi gero jums vakaro su Lietuvos televizija.
Snoras. Mano artimas bankas. Kėlinio pabaigos. Jonas Mačiulis, perdavimas Vucui. Ir Vucui įdėjimas iš viršaus. Tuo tarpu skuba į priekį dabar jau Artūras Jomantas. Pirmosiomis ir šio kėlinio minutėmis kol kas prasiženginėja dažniau statydami varžovų puolimą aikštės šeimininkai, tačiau šį kartą net ir tai nepadeda jiems apsiginti taškus metimus. Na, ne tik snaiperiai, vieną tritaškį pavyzdžiui prametė ir Tanaka Berdas. Na, Lorenas Vucas ir toliau dominuoja abiejose aikštės pusėse ir matydamas, jog beviltiškai atrodo jo komandos pastangos apsiginti nuo Žalgirio komandos. Kol kas gan sėkmingai sprendė Rašo problemą Žalgirio gynybą beveik visose rungtynėse, išskyrus galbūt vieną mačą. Tačiau šiandien atrodo, jog daug skirtumas. Marko Popovičius, Kolimzas iš 3 taškų zonos, šaltakraujiškai ir taikliai atsako tritaškiu. Žalgiris skuba į tokį pusiau greitą kontrpuolimą. Lygiai taip pat greitai sugrįžta prie savojo krepšio ir aikštės šeimininkai, o 2 taškus dabar pelno Tanaka Berdas ir atrodo nebe Janio Blumo pražangos. Kankamai laiko Vilniaus ekipai. Andrius Šležas, išmuštas kamuolys jam iš rankų. Ginevičius skuba į priekį. Veržiasi link krepšio į baudos aikštelę, sudėtingas ir taiklus Ginevičiaus metimas, paskutinė kėlinio sekundė. Na, tos paskutinės 25 sekundės buvo geriausias atspindys turbūt viso to krepšinio, kurį šiandien matėme, ir dar to krepšinio, kurį mažiausiai 20 minučių stebėsime po didžiosios pertraukos. Dabargi po 2 kėlinių 45. Marko Popovičius iš 3 taškų zonos, taiklus metimas per Robertą Štelmacherį, per varžovo rankas. Dabar atakavo Marko Popovičius, taiklus jo metimas yra kiekvienas taškas ir kiekvienas kamuolys arba kiekvienas taiklus metimas gali būti lemiamas. Lorenas Vucas vėl peršoka visus savo priešininkus ir grūda kamuolį į Vilniaus ekipos krepšį. 54-49. Tai vėl vėluoja Marijonas Petravičius. Ir štai šiose, ypatingai 6 rungtynėse, yra ypatingai svarbus faktorius. Darbo taškai su pražanga ir Lorenas Vucas didina skirtumą iki 8, tai yra iki 9 taškų. Ir dar stos prie baudų metimo linijos. Ir dabar Jonas Mačiulis prieš Artūrą Jomantą. Mačado iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas po ilgos pertraukos. Žalgiris pelno taškus ir bloko. Popovičius numeta kamuolį Rašui. Rašas veržiasi po krepšiu ir jo metimą puikiai pučia. Minutė 40 sekundžių sužaista ketvirtajame kėlinyje ir 2 taškus. Su pražanga pelno Paulius Jankūnas. Žalgirio komanda, kuomet jai labiausiai reikia taškų, vėl imasi, pradeda naudotis tais jau išbandytais šioje serijoje ginklais, tai yra siunčia kamuolius į baudos aikštelę, arčiau krepšio. Lorenas Vucas ir vėl 2 taškai su tokia pražanga, kuri neturi jokios įtakos metimui. Dar tiesiog bandydami išsirikiuoti tam tikram deriniui. Jonas Mačiulis, jo tritaškis laisvą paliko dabar Žalgirio komandos kraštą Vilniaus ekipos gynėjai ir už tai sumokėjo labai brangiai. 3 taškus pelno Jonas Mačiulis, didina skirtumą vėl iki 8 ir priverčia Aleksandrą Trifunovičių prašyti minutės pertraukėlės. 25 sekundės iki kėlinio pabaigos. Dabar jau Žalgiris atsidūrė tokioje padėtyje, kurioje labai ilgą laiką nebuvo šios dienos rungtynėse svečiai, tai yra besivejančios komandos vaidmenyje. Popovičius iš 3 taškų zonos iš atakos krašto pataiko Marko Popovičius ir vėl sugrąžina persvarą savo komandai 77-75 ir minutės pertraukėlė. Dabar jau jos prašo viltinių, o galbūt ir visos šios serijos. Koljevičius. Išmuštas kamuolys be pražangos jiems iš rankų, Žalgiris apsigynęs perima kamuolį ir dabar jau labai sunkioje situacijoje atsiduria Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, gainiojasi jie kamuolį turintys žalgiriečiai, štai dabar pavyksta jį sustabdyti prasižengiančius. Veržiasi po krepšiu, netaiklus jo metimas ir Dežanas Kolimzas atkovojęs kamuolį, galima sakyti, sugriebė bent jau didelę dalį ir to LKL čempionų aukso. Tuo jau nebejoja Žalgirio komandos gerbėjai.
sveikindami savo komandą, tačiau iki oficialaus pergalės paskelbimo dar reikės palaukti. 4,20 sekundės lieka žaisti ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje. Marko Popovičius jau taip pat nebejoja savo komandos sėkme. Dežanas Kolinsas gali dabar baudų metimais užtvirtinti savo komandos pranašumą. Dabar tiesa teks palaukti, kol bus šiek tiek išvalyta aikštė, į kurią suskriejo popierinės juostos Dežanas Kolinsas. Prie baudų metimo linijos. 4,20 sekundės laiko Vilniaus komanda beveik nebeturi. Skirtumas yra toks, jog net ir Kolinsui prametus abu baudos metimus Vilniaus komandai neužteks vienos atakos, nebent tai būtų fantastiškas tritaškis su bauda, dabar jau ir jo per mažai. Taigi, atrodo, galima sveikinti naujuosius šio sezono LKL nugalėtojus. Po metų pertraukos Žalgirio komanda vėl susigrąžina savo LKL čempiono titulą. Su juo dabar Tomas Delininkaitis pasveikina ir Marko Marcelinio Machado. Paskutinės šio sezono šių rungtynių ir šio superfinalo serijos sekundės dar bus įskaityti šie du taškai, tačiau Žalgirio komandos gerbėjų ir Žalgirio komandos krepšininkų džiaugsmo šis taiklus Štelmacherio metimas tikrai nemažina. 81-77. Tokiu rezultatu šeštąją superfinalo serijos dvikovą laimi Kauno Žalgiris, laimėdamas kartu ir visą superfinalą. Serijoje pergalę jie iškovoja 4-2. 8 kartą susitiko superfinale šios dvi komandos ir dabar jau Žalgiris laimi 5-ąjį superfinalą. Vilniaus komanda lieka su tais 3 titulais, kuriuos jie ir turėjo po to, kai laimėjo praėjusio sezono superfinalo seriją. Ir štai naujųjų LKL čempionų džiaugsmas, šampanas, padėka savo komandos aistruoliams ir aišku šventė, kuri dar ilgai nesibaigs. Dėkoja savo komandos krepšininkams ir Vilniaus Lietuvos Ryto gerbėjai. Ilgas, sunkus ir įdomus sezonas baigėsi tiek vienai, tiek kitai komandai. Negalima pasakyti tik taip, jog tiek kad Kauno komandos gerbėjai, tie, kurie nori dar šį vakarą pasidžiaugti su savo numylėtiniais šią pergalę, gali sutikti Žalgirio komandos krepšininkus sugrįžusius į Kauną prie greitojo maitinimo restorano McDonald's Savanorių prospekte. Preliminariais apskaičiavimais turbūt Kauno komanda turėtų grįžti į Kauną ir susitikti su savo gerbėjais apie kokią 11 valandą, galbūt pusę 12. Taigi su jais Kauno komandos gerbėjai dar galės pasimatyti, tuo tarpu atsisveikina su savo aistruoliais ir dėkoja už paramą viso sezono metu Vilniaus ekipos krepšininkai. Na ir dabar pagarba bei padėka vieni kitiems. Žalgirio ir Lietuvos Ryto komandos sezonas baigėsi kaip ir įprasta, kaip ir buvo planuota. Paskutinieji baigė šį čempionatą, dabar belieka tik tai LKL čempionato uždarimas ir apdovanojimai, kuomet bus apdovanoti ir LKL vicečempionai, ir LKL čempionų titulą vėl iškovoja Žalgirio krepšininkai. Na, tuo turbūt šią transliaciją ir baigiame. Dar keletas Žalgirio komandos žaidėjų triumfo vaizdų ir štai dabar jau velkasi čempionų chalatus, galbūt ne taip reiktų pasakyti, Žalgirio komandos krepšininkai. Taigi tiek krepšinio ir šį vakarą, tiek krepšinio šioje superfinalo serijoje ir tiek krepšinio visą šį LKL. Žalgirio krepšininkai po metų pertraukos susigrąžinę Lietuvos krepšinio lygos čempionų vardą Kaune buvo sutikti triukšmingai. Visi Kauno Žalgirio fanai, kurie neturėjo galimybės komandos triumfo stebėti Vilniuje, krepšininkus pasitiko atvykus į Kauną. Kaunas po metų pertraukos susigrąžino stipriausios Lietuvos krepšinio komandos vardą. Kaip ir pridera, žalgiriečiai buvo sutikti šūksniais ačiū su šampanu, gėlėmis ir saliutais. Apimti euforijos krepšininkai pamiršo visą nuovargį po alinamos ir sunkios LKL finalo serijos su Lietuvos Rytu. Nerealu. Aš pirmą kartą tokį sutikimą turiu. Tai ar tikėjausi ar netikėjau, nežinau, bet labai malonu. Žiauriai džiaugiuosi. Savijauta pastaka, tiek žiūrovų. Pirmą kartą per mano 6 metus, pirmą kartą. Vienas iš paskutinių finalo rungtynių didvyrių, Lorenas Vucas, nėra tikras, ar kitą sezoną liks Kauno Žalgiryje, tačiau prisipažino, kad tai, ką jam teko patirti, niekada nepamirš. The crowd is great.
Aistruoliai nuostabūs, aš to nesitikėjau. Galvojau, grįšim namo ir eisim miegoti. Kauno fanai visą laiką buvo puikūs. Kauno Žalgirio krepšininkai LKL nugalėtojų taurę atsiims sekmadienį, kai vyks oficialus sezono uždarimas. Žalgiriui taip pat bus įteikti ir aukso žiedai. Žalia balta, ei! Ei! Žalia balta, ei! Ei! Žalia balta, ei! Ei! Rimantas Kaukė. Žalgiri! 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 Taip Kaunas džiaugiasi gegužės 22-osios vakarą, kai Žalgiris iškovojo 11 kartą Lietuvos krepšinio lygos aukso žiedus, kurį įteikimo ceremoniją Vilniuje parodysime. Buvo už visus geresnis. Įdomi buvo kova ne tik aikštelėje. Siemens arenoje pirmą kartą ne tik nebuvo nė vienos tuščios kėdės, bet ir stovinčiųjų buvo nemažai. Kai rungtynių informatorius liko žaisti 48 sekundės, Rašas persverė. Tačiau Marcelo Machado sužlugdė visas Lietuvos Ryto viltis. Be to, žalgirietis Kolinsas dar perėmė kamuolį iš Kolievičiaus. Taigi 7-ųjų su... Žalgiriečiai Siemens arenoje džiūgavo, šito jų džiaugsmo nematė Rimantas Grigas. Kodėl jis iš karto su teisėjais paliko salę? Į šį mūsų klausimą Žalgiriui puikiai vadovavęs treneris atsakė. Aš per televiziją, Vida, jūs taip gerai nufilmuojat, kad aš per televiziją viską pamatysiu puikiausiai, jau atsipalaidavęs, alaus įsipylęs. O šitą, kas liečia tą, nu, yra, žinokit, vis tiek jau. 6 rungtynės. Yra didelis krūvis, galvoji daug ir ruošies, ir plizuoji, kad išvargsti, labai stipriai išvargsti, ir ką pasakyti. Čia nėra labai lengvas darbas tas trenerių, ypač kuo aukštesniam lygiai, to daugiau reikia dirbti, aišku. Aš kartais pripratęs savyje pasidžiaugti, o paskui užsidėsiu va chalatėlį viską, kai turi būti. Namie, eisiu į pliažą. Tikrai, čempionas, reikia visiems rodyti.
tai pakeis mane, tai atvažiuotų stiprus, labai stiprus treneris. Čia bandyti ir loteriją su jaunais arba tam vidutinio lygio treneriais čia nėra ką, čia reikia. Aš taip manau, Lietuvoje yra neblogi treneriai, bet jeigu norim atsivežti iš užsienio, reikia atsivežti stiprius trenerius. Aš esu visumoje realistas, aš sakau, aš pradirbęs daug metų ir visko matęs ir dirbęs. Ir žinau, kas yra kas. Čia viskas sprendžia klubas. Vienas dalykas. Kitas dalykas, ko aš dar norėčiau. Krepšininkai negalvojo, kad tiek žmonių jos pasitiks. Visi šėlo, bet nebuvo viešosios drausmės pažeidimų. Tai pirmiausia, policijos pareigūnų dėka. Gal ir krepšinio aistruoliai suprato, kad galima ir reikia gražiai švęsti, o ne daužant langus. Tiesa, vienos iš vakarų atkeliavusios tradicijos reikėtų atsisakyti. Šampaną reikia gerti, o ne laistyti ant žmonių. Šį kartą dėl to nukentėjo ir laidos krepšinio pasaulyje vaizdo kamera. Tai žinoma nesugadino gražiosios šventės ir nuoširdaus Žalgirio vyrų ir jų gerbėjų nuotaikos. Tik Rimantas Grigas vis dar buvo liūdnas, be reikalo. Jis savo ir Žalgirio biografijoje įrašė naują, prasmingą puslapį. Ketvirtą kartą įveikęs Vilniaus Lietuvos Rytą, o dabar jūsų dėmesį žalgiriečių triumfo akimirkos po rungtynių. Sunkiai lygiavertiai kovoja su lygiaverčiais varžovais. Jų salėje, blemba, ką aš daugiau galiu pasakyti, laimingi be galo ir tiek. Ar planavot laimėti Vilniui? Mes visą laiką planavom laimėti Vilniui ir pirmą, ir antrą, ir trečią kartą. Visą laiką planavom laimėti. Reikia būti atvariem įvertinti priešininkus visą laiką. O kaip pačiam varžybas, kaip apibūdintam, tiesiog kaip vyko, ketvirtasios pačios? Ketvirtasios vyko komandinis žaidimas ir laimėjo Žalgirio komanda. Žalgiris tapo Lietuvos krepšinio lygos čempionu. Šeštose LKL finalo rungtynėse Žalgirio krepšininkai po dramatiškos kovos 81-77 palaužė Lietuvos Rytą ir finalo seriją laimėjo 4-2. Kauno komanda po metų pertraukos susigrąžino stipriausios Lietuvoje vardą. Žalgiris 11 kartą komandos istorijoje tapo LKL čempionu. Labai laimingas, kad pasiekėm tą paskutinę pergalę, kuri davė mums susigrąžinti Lietuvos čempionų vardus. Šios rungtynės gana buvo tokios pačios gražiausios gal, nes buvo ir pataikymai jau didesni, geresni, ir buvo visokiausių gudrybių visko. Tai kad geros rungtynės buvo, Rytas irgi buvo pasiruošę gerai žaidė. Bet mums padėjo geras žaidimas Vūco, reikia pasakyti. Pirmoje rungtynių pusėje ne viena komanda negalėjo pasigirti įgijusi didesnę persvarą. Po dviejų kėlinių 45-43 pirmavo svečiai. Atkakliai ralinanti kova vyko ir antroje žaidimo pusėje. Žalgirį į pergalę vedė Lorenas Vūcas, jis pelnė 19 taškų, atkovojo 14 kamuolių.
Dvigubų dublių prie pergalės prisidėjo ir Tanoka Berdas. Žalgirio kapitono sąskaitoje 13 taškų, 12 atkovotų kamuolių. Kitas legionierius Marcelas Mačado pelnė 14 taškų. Įpusėjus trečiam kėliniui svečiai įgijo rekordinę 12 taškų persvarą, tačiau Lietuvos Ryto krepšininkai nepalūžo ir sugebėjo atsitiesti bei išlyginti rezultatą. Aikštės šeimininkų gretose su 17 taškų rezultatyviausiai žaidė Karimas Rašas. Viską lėmė paskutinės rungtynių sekundės. Atsiliekant 2 taškais lemiamą klaidą padarė Ivanas Koljevičius. Lietuvos Ryto žaidėjas prarado kamuolį, sostinės komanda prarado čempionės vardą. Žalgiris rungtynių pabaigoje taikliai metė baudas ir nugalėjo 81-70. Šio sezono momentas. Pristatome jums 2006-2007 metų LKL Mažeikių naftos čempionato nugalėtoją Kauno Žalgirio komandą. Iškovojusią jau 11 LKL čempionų titulą. LKL aukso žiedų čempionams teikia Vaslavičius. Paplokime. Taip pat paprašysime Žalgirio visą klubą glausčiau ir mes paklausime visi karščiau.